4 laiškas apie veikimą ir tikslą. Vieną kartą Alisa priėjo išsišakojusi kelią, o medyje pamatė tupinti Češyro katiną. Mergaitė jo paklausė: Katine, kuriuo keliu man eiti? O kur tu nori nueiti? Toks buvo katino atsakymas. Aš nežinau, pasakė Alisa. Tada nėra jokio skirtumo, kur eiti. Luisas Kerolis. Alisa stebuklų šalyje. Kai tu ko nors trokšti, visas pasaulis slapta tau padeda įgyvendinti šį troškimą. Paulas Koljas. Gyvenime esu sutikusi daug įvairiausių žmonių. Dauguma jų turėjo savo tikslus, svajones ir stengiasi juos pasiekti. Kai kam viskas atrodo sekėsi labai lengvai. Kitiems teko gerokai paplušėti. Visada buvo ir tokių, kurie nejudino nė piršto savo tikslo ar svajonės link, tačiau kas kart sutikus vis guodėsi, kaip jiems nesiseka. Dar buvo tokių, kurie neturėjo aiškaus įsivaizdavimo, ko jie apskritai nori gyvenime, jau nekalbant apie tikslą. Antonis Robinsas šią situaciją labai taikliai atskleidžia pavaizduodama žmogų, kuris bastosi po girią, rankose turėdamas galingą, puikiausią grandininį pjūklą. Jei jis pats nežino, kokių ir kiek medžių reikia, ar apskritai supratimo neturi, ką jam su to pjūklu veikti, tai neturės ir jokios naudos iš to puikaus galingo įrankio. Tik bengžiai tampysis jį po mišką. Jei protas turi apibrėžtą taikinį, jis susitelkia į jį ir nukreipia jo link visą energiją. Jei aiškaus tikslo nėra, energija išsibarsto ir išblėsta. Neseniai internetinio seminaro metu viena dalyvė prisipažino, kad vis dar nežino, ko nori. Kitas dalyvis akimirksniu sureagavo, sakydamas, kad nieko tokio jie nežino. Visada atsiras tokių, kurie žino, ko jie nori ir kaip mat duos jai darbo. Prieš imdamasi to darbo, ji turėtų gerokai pasvarstyti ir nuspręsti, ko ji nori, padėti kitiems siekti jų tikslų. Ar visgi turėti savo tikslą, kad ir patį mažiausią, bent pradžiai. Pastebėjau, kad tie, kurie siekia savo svajonės ar tikslo, nesvarbu, ar tai būtų iš profesinės srities ar asmeninės, jie gana aiškiai žino, ko jie nori ir ko reikia, kad pasiektų tai, ką sumanė. Jie turi tikslą, planą ir deda visas pastangas tam planui įgyvendinti. Pavyzdžiui, paklaususi jaunų savo kolegų apie jų ateitį organizacijoje, sužinodavau, kad jie turi vienokį ar kitokį tikslą ar svajonę. Kartais tikslas skambėjo kaip iššūkis, o svajonės atrodė nelabai realios. Klausdavau jų taip pat, kaip jie ruošiasi visą tai pasiekti. Sužinodavau, kad jau viską apmąstė ir yra įsitikinę, jog visą tai įmanoma pasiekti. Taip, jie žinojo, kad nerealu tai pasiekti per trumpą laiką, bet visai realu per 2, 3 ar daugiau metų. Tiesiog reikia dar 4 metus padirbėti, einant dabartinės pareigas. Reikia pasimokyti, įgyti žinių ir įgūdžių, kurių jiems vėliau prireiks. Reikės keisti pareigas ar nedarbą, ko gero vėl pasimokyti. Ir šitaip, žingsnelis po žingsnelio, jie pagaliau priartės prie savo tikslo ir svajonės. Tokiems kaip tik ir stengdavausi kuo nors padėti. Pakalbėdavau su savo kolegomis, padalinių vadovais. Papasakodavau apie tuos ką tik kalbintus žmones ir jų planus. Pasiūlydavau, ką jie dar galėtų įtraukti į savo planą. Patardavau, su kuo
jie patys galėtų pakalbėti, kad sužinotų, kaip kiti jų kolegos atsidūrė išsvajotoje vietoje ar gavo trokštamą darbą. Kitigi, būdami analogiškoje situacijoje, apie ateitį kalbėdavo liūdnai. Jie neturėjo jokio konkretesnio tikslo, nebent svajonę, bet tai jau pat pridurdavo, kad dėja visa tai taip ir liks svajonė. Jei pasiekti, jie neturi reikiamo išsilavinimo ar tam tikros kompetencijos, nemoka užsienio kalbos ir taip toliau ir panašiai. Bandydavau juos motyvuoti, parodyti galimybės, kurias ką tik vardijo kiti jų kolegos. Tačiau jie tik purtydavo galvas ir sakydavo, tai ne jiems. Tai taip ir liks nepasiekiama svajonė. Bandžiau juos įkvėpti, pastumėti savo tikslo link, pasakodama man žinomas kitų žmonių sėkmės istorijas, dalijausi savo patirtimi. Nepasiduodavau siekdama tikslo. Visomis savo išgalėmis stengiausi nenumarinti savo svajonės, kad ir kokia nepasiekiama ji iš pradžių atrodydavo. Atidėdavau kuriam laikui, jei dabar sunkiai sekasi, bet tikrai nepalaidodavau. Jei pasisekė kitiems, kodėl turėtų nepasisekti man? Pasitvirtino kai kurie mano taikyti principai, apie kuriuos vėliau nekartą skaičiau knygose. Pačioje pradžioje reikia labai atsargiai pasakoti kitiems apie savo tikslus ir svajones. Tiksliau, pasakoti tiems, kurie patys svajoja, kelia savo tikslus ir deda pastangas visą tai pasiekti. Jie supras, padės, patars ir palaikys, kai bus sunku. Be to, šitaip galima sužinoti jų asmeninę patirtį, kuri gali praversti ir man. Jie niekada nesiūlys viską mesti ir atsisakyti savo sumanimo. Supratau, kad apie savo planus, mintis ir idėjas nereikia pasakoti tiems, kurie patys nenori nieko siekti ir atkalbinėja kitus nuo jų nuomonę beprasmiško laiko gaišimo. Kam tau viso šito reikia, klausdavo jie. Supratau ir tai, kad nereikia susikoncentruoti į problemas ir trukdžius, ypač pačioje pradžioje. Taip kyla pavojus užsisukti tarp rodos neįgyvendinamų dalykų ir dėl to niekada nepajudėti iš vietos. Taip, reikia žinoti ir matyti galimus trukdžius, kurie kaip akmenys ar povandeniniai rifai gali tykoti visame kelyje. Vis dėlto daug svarbiau susikoncentruoti į tikslą, nuolat turėti tai savo mintise. Tikėti, kad jis bus pasiektas. Įsivaizduoti, kad tikslas jau pasiektas, visą savo esybę jausti būsimą džiaugsmą, tą tikslą pasiekus ir galvoti, kas pasikeis mano ir kitų žmonių gyvenimą visą tai pasiekus. Supratau, kad geriausiai viskas matyti, tik pradėjus kažką daryti. Tad reikia nebijoti, tobulinti savo tikslo ar idėjos įgyvendinimo planą. Aišku, būtų geriausia turėti tobulą įgyvendinimo planą, tačiau ilgainiui suvokiau, kad tobulą idėjos planą sugalvoti nėra taip paprasta. Mažiausia tai gali užtrukti labai ilgai. Bet to kalbant apie profesinę sritį, per tą laiką kam nors kitam gali šauti galvą panašia mintis ir jis imsis ją įgyvendinti. Na, o aš su savo tobulos idėjos įgyvendinimo planu galiu taip ir likti, kaip ta bobutė pasakoja, prie suskilusios geldos. Dukrai ir sūnui buvo maždaug 3 ir 2 metukai, kai gavome bendrabutį. Labai džiaugiamės, nes turėjome atskirą bloką, 2 kambariai, tualetas ir kriauklė prieš kambarį. Tiesa, virtuvė ir dušas buvo bendro naudojimo patalpose. Jomis stengiamės naudotis kaip galima rečiau. Įsigijome didžiausią, kokį tik radome tuo metu vonelę ir vaikus maudėme kambaryje.
Na, o patys įsiprašydavome pas draugus ar giminės. Vaikams augant ėmė trūkti atskiros vonios ir virtuvės. Pradėjome svajoti apie normalų butą. Pamačiusi, kad valstybinio buto gali tekti laukti visą amžinybę, ėmiau kalbinti vyrą statysis kooperatinį butą. Iš pradžių tai atrodė kaip kokia avantiūra. Santaupų neturėjome, bet to niekas iš mūsų pažįstamų tuo metu nesistatė kooperatinio buto. Ilgokai svarstėme ir galų gale nutarėme, statysimės tą mūsų išsvajotą kooperatinį butą. Nudžiugau pasidomėjusi, kad kainos ir sąlygos pasirodė ne tokios jau ir baisios. Parašiau prašymą 3 kambarių kooperatiniam butui, nes auginome mergaitę ir berniuką, manydama, kad jei nesukrapštysime reikiamos sumos, visada galėsiu atsisakyti šito buto. Ėmėme taupyti pinigus butui. Ir vyro mama padovanojo mums 1000 rublių. Mano mama pažadėjo padėti įsigyti baldus. Greitai pamačiau, kad šis mūsų sprendimas buvo labai vykęs. Mūsų abiejų atlyginimų pakako normaliai gyventi ir kas mėnesį mokėti įnašus kooperatiniam butui. Maždaug po 4 metų įsikraustėme į naujutėlį 3 kambarių butą Fabijoniškėse. Pagaliau turėjome nemažą svetainę, virtuvę ir vonią. Vaikai aišku turėjo savo kambarį su balkonu. Saulėtomis dienomis iš jo puikiai matėsi virš mūsų namo skrendantis spalvoti oro balionai. Tas vaizdas padarė įspūdį ne tik vaikams, bet ir klaipėdiečiams atvykusiems mūsų aplankyti naujame bute. Fabijoniškėse statybos buvo dar tik įpusėjusios. Namų aplinka nebuvo baigta tvarkyti, tačiau vaikams tai nemotais. Jie kiauras dienas su naujais draugais galėjo čiuožinėti nuo didelių geltono smėlio kalnelių ir į valias kapstytis jame, statyti pilis ir kasti tunelius. Namo grįždavo pilnomis kišenėmis smėlio. Jiems nusirengiant lauko drabužius prieškambarė iškildavo nemažos smėlio krūvelės. Bet tai buvo menknikis, palyginti su nuoširdžiu mūsų ir vaikų džiaugsmu. Tiesa, turimų baldų neužteko naujam butui apstatyti. Tačiau visgi po truputį kūrėmės. Kaip ir buvo žadėjusi, mano mama padovanojo virtuvės spintelių komplektą. Kad gautų tą komplektą, jai teko daugiau kaip parą stovėti eilėje. Ten stovinti žmonės savo eilės numeriukus buvo užsirašę ant delno. Tai padėjo jiems prižiūrėti tvarką, kad niekas be eilės nepatektų į parduotuvę. Stovintis eilėje pakaitomis tvarkė savo darbo ar kitus reikalus. Pagaliau mama gavo tą virtuvės komplektą ir mums beliko jį atsivežti į Vilnių. Džiaugiausi gyvendama daugiabutyje ir daug metų net pagalvoti nenorėjau apie nuosavą namą ar bent jau sodą. Norėjau gyventi mieste ir džiaugtis jo teikiamais privalumais. Kol vieną vasarą neišvykome su šeima, atrodo prie Bebrusų ežero patostogauti. Buvo įprasta lietuviška vasara, šilta, bet daug lietaus ir mažai saulės. Po pietų vyras su abiem vaikais išėjo pasiirstyti valtele, nes maudytis buvo vėsoka. Įsitaisiau mažutėje terasoje, ėmiau megzti, bet nesimezgė. Atsinešiau iš kambario knygą, kavos puodelį ir gurkšnodama kavą ėmiau skaityti. Paskaitau 14 minučių, pakeliu akis nuo knygos, apsidairau ir pasidžiaugiu žaluma ir ramybė. Gurkšteliu kavos, tiesiog palaima. Taip man beskaitant ir besidžiaugiant ramybę, ant manęs kažinkas nukrito, kažkas lengvo. Štai ir vėl pakeliu galvą,
Greta esančiame medyje ant šakos tupi maža voverytė ir gliaudo didžiulį eglės kankorėžį. Tie žemyn krentantis kankorėžio gabaliukai ir atkreipė mano dėmesį. Ta akimirka, kai stebėjau kankorėžį gliaudančią voveraitę, labai aiškiai pajutau, kad noriu žalumos. Noriu daugiau laiko praleisti gamtoje, tarp medžių, žolės ir augalijos. Noriu gyventi mieste, bet laisvalaikį leisti kur nors gamtoje. Noriu turėti sodą ar sodybą. Idealu būtų prie vandens. Kai supratau, kad noriu sodybos, ėmiau ieškoti tinkamos. Klausinėjau draugų ir pažįstamų, gal kas nors žino apie sodybą, kuri man galėtų tikti. Su vyru ir draugais važinėjome pasidairyti po apylinkės, gal ką tinkamo rasime. Kol vieną dieną į galvą toptelėjo mintis. Palauk, o kągi veiksiu ir kaip nakvosiu viena sodyboje, jei aš bijau būti viena? Mintis apie sodybą mane buvo taip užvaldžiusi, kad visai pamiršau apie savo baimę. Jau atrodė, kad teks atsisakyti minties apie sodybą. Nusiminiau. Taip labai man reikėjo tos sodybos. O vieną vakarą suvokiau, kad galiu turėti gamtos plotelį sode, nebūtinai sodyboje. Nusiraminau ir pradėjau ieškoti sodo su nameliu. Sodas tai ne vieniša sodyba. Sode visada kas nors gyvena ar bent jau apsilanko. Taigi ėmiau dairyti sodo su nameliu, kur galėsiu turėti žalią veją, auginti gėles ir ilsėtis obelų paunksmėje. Taip jau atsitiko, kad mano geri draugai Birutė ir Vitoldas turėjo puikų sodą Lydos plente. Jų kvietimu ne vieną kartą ten lankiausi. Jie žinojo apie mano norą įsigyti sodybą, kartu buvome nuvažiavę apžiūrėti kelių sodybų. Vėliau papasakojau jiems ir apie savo naują sumanimą – sodą. Vieną dieną Birutė su Vitoldu atsargiai paklausė, gal norėčiau pirkti jų sodą. Jie buvo labai prisirišę prie savo išpuoselėto sodo, prižiūrėjo jį daugelį metų, kūrė jį, gražino, tačiau kaip tik tuo metu jau buvo bebaigę įsirengti savo naują sodybą prie Pravalo ežero. Tad, kad ir kaip būtų gaila, sodo jiems jau nebereikia. Man tai buvo labai netikėtas ir kartu nuostabus pasiūlymas, tad netrukus jau džiaugiausi savo sodu. Namas nebuvo didelis, tačiau 2 kambarių laisvai užteko man ir vaikams ar kokiam svečiui pernakvoti. Sodo sklypas buvo pačiame miško pakraštyje. Per keletą žingsnių nuo tvoros augo didžiulės pušys. Apimdavo neapsakomai geras jausmas, kai sėdėdavau verandoje su rytinės kavos puodeliu ir žiūrėdavau į tas pušis besistiebiančias į žydrą dangų. Tos pušis ir tas žydras dangus man nuolat primindavo pajūrį, o pušų ošimas priminė jūros bangų šniokštimą. Atrodė, kad reikia paėti keletą minučių ir netrukus prieš akis atsiversiu jūrą. Po to tos bangos viena per kitą veršis į krantą ir susigers į kranto smėlį. Džiaugiausi savo sodu ir pasakojau apie jį savo draugams. Kai kurie jų pritardavo man sakydami, taip, suprantu, ir tas žemės kvapas, kai panardini rankas į žemę. Ne, žemė man nekvepėjo taip kaip jiems. Man reikėjo ne žemės. Man tiesiog reikėjo žalumos. Nesvarbu, ar tai būtų pušis už sodo tvoros, obelaitės ar sodo veja. Aišku, galima neturėti sodo ir tiesiog važiuoti į mišką, juk ten daugybė medžių, krūmų ir samanų. Bet aš norėjau savo
gražaus žalio sklypelį, į kurį galėčiau atvažiuoti kiekvieną savaitgalį ar net po darbo kelioms valandoms. Atvažiuoti kada tik panorėjusi. Sodo man reikėjo ne vaisiams ir daržovams auginti. Sodo man reikėjo, kad galėčiau atsipalaiduoti nuo savo darbo ir darbinių minčių. Kartu su vaikais išlyginome lysveles, kuriuose anksčiau augo česnakai ir kitos mano draugų auginamos daržovės ir pasėjome žolę. Kitą vasarą jau galėjau džiaugtis sodre švelnia vejos žaluma. Prisisodinau daug įvairiausių gėlių. Man patiko planuoti gėlynus ir juos apsodinti, prisipirkus įvairiausių gėlių daigelių. Kai nusiplūkusi prisėsdavau su kavos puodeliu pailsėti ant suolelio pavėsyje, negalėjau atsidžiaugti. Kas galėjo pagalvoti, kad man taip prireiks to žemės sklypelio? Kai pasakiau savo mamai, kad įsigijau sodą ir pakviečiau ją apsilankyti, ji manęs nesuprato. Netrukus sužinojau, kad ji paliepė mano seseriai Reginai paskambinti man pridurdama: gal nuo darbų jai protas pasimaišė, juk ji nemėgsta kaimo. Tikra tiesa. Nuo vaikystės nemėgau kaimo. Tiksliau, nenorėjau ten gyventi ir užsiimti ūkio darbais. Sakydavau, kad aš miesto vaikas, pakankamai prisidirbau kaime per savo vaikystės vasaros atostogas. Kai kurios mano bičiulės, lankydamos mane sode, dūsaudavo: ach, kaip tau gerai, turi tokį gražų sodą ir aš labai norėčiau. Į tai atsakydavau: tai kur problema? Paieškok ir rasi. Turėsi savo sodą, tokį, kokio nori.